už dieną ir... Gimė sveikas, viskas gerai buvo, augom, paskui išbėrė 7 mėnesių, išbėrė visą veiduką pusę, išvežėm į telšius, nustatė yra alergija. Pasikviečiau daktarę, daktarė apžiūrėjo ir anai pasirodė įdomiai dėl pilvuką. Sako, reikia peršviesti. Peršvietė, pamatė ir išsiuntė čia, į Kauną, dideliam tyrimams. Ir parėjo tyrimai, kad yra augliukas piktybinis. Yra daug darinukų. Darinukų, sakėm, su vaistais padės, o tą gal po chemijos reiks reperuoti. Dar tiksliai laukiam toliau tų tyrimų. Ir po visą pilvą yra paskleidinį, yra neplėtas. Nes nesitikėjau, ne vienam nebuvim tap, nesitikėjau, kad mažajam ta bus. Sunkus buvo. Tas laukiams tų 2 savaičių buvo galvom, kad bus koks nepiktybinis, koks išaparuos, viskas bus gerai, bet pasirodė, kad piktybinis. Iš sesės, iš brolių, sako, tu tik neužsidaryk. Aš tokia esu žmogus, užsidarau save, bet visi sako, neužsidaryk. Padeda, sako, neužsidaryk, nes yra sunkiai. Tiksliai yra sunku labai. Mes sakom, mažesam, mūsų tokie norai, sako, užrašom stamduką, sako, bus padės pirmims žingsniam, nes labai nenori dabar stovėti. Dorai dar nenori sėdėti. Sako, padės, kad tik pradės vaikščioti, padės, sako. Tai bus planšetė labai gerai vaikučiam pažiūrėti. Norim padėkoti koncertui už Pergalėm gyventi žiūrovams, kurie prisidėjo ir išpildė mūsų didelę svajonę.